Pažiūrėk, čia ginklas. O ką reiškia 53 cm juodas? Oi. Ar aš esu piktas nusivylęs? Taip. Eik tu savo, aš nejuokavau. Man atrodo, jie labai brangiai kainuoja. Ui, geras. Ei, čia labai gerai. Jisai brangų šiaip turėtų būti. 1000, 2000, kiek jis kainuoja? Seifas su antspaudu. Klozetą gavau. Hebra, Dysonas. Jau žinau, kad labai geras, dėl to norėjau jį pajungti. Sveikas. Sveiki, atvykę į mūsų naujausią ir šiandien mes kiekvienas turim po 700 eurų biudžetą. Mes išrinksim paletę, kurią po to parduosim ir žiūrėsim, kiekgi pavyks mums užsidirbti. Kaip galvoju, užsidirbsim? Manau, kaip nelabai. Mano taktika yra labai paprasta. Aš tiesiog žiūrėsiu, kur yra daugiausiai dėžučių, kad kuo daugiau daiktų būtų paletė. Dirbdamas tiek metų oro uoste, aš supratau, kad... Nesupratau. Čia beli kiek tų palėčių. Kol kas įsižiūrėjau šią palėtę. Tai Gal kol kas rezervuoju šitą. Na, aš kaip... Kolonėlę. Ar tikrai ten kolonėlė? Tai baldai neįdomu. Paspirtukai ir vėl. Rimtai sakant, sunku išsirinkti. Vat man įdomu, ką Artūras renkasi. Šiaip yra sąrašai šitų palėčių, bet tai būtų neįdomu tiesiog pagal sąrašą išsirinkti. Baldai, nereikalingi man baldai. Nereikalingi kodėl? Nes labai sunku bus nešioti. Artūrai! Ką? Man atrodo, jinai. Mano pasirinkimas yra šitą palėtę. Atspėk kodėl. Žinau, mano džibėlas, kad... Kad džibėlas, bet bijau, kad gali būti su defektu, nes matai... Skylė. Skylė. Kad net ten džibėlo net nėra. O gal čia tiesiog dėžė, žinai? Gerai, kad Miros palėtė ne mano buvo. O tai pulau, jeigu ten elektronika. Nu ką, pradedam? Į pagalbą pasikvietėm, norėjom Davidą Dobriką, bet negalėjo, tai teko Andrių Talžūną pakviesti. O, sveiki. Labadiena. Ir dainininką, verslininką, influencerį, turiu pagal sąrašą. Filosofas, gelbėtojas, inžinierius, kebabo ekspertas, vaistininkas, automechanikas, medikas ir tai ne Johnny Sins, o Antanas Jot. Labai geras pristatymas. Supratai, Vairiu? Labai geras, man. Andrius nesuprato. Supratau, bet mane pristatė, kaip norėjom tą. Galite išsirinkti po vieną daiktą, bet negalite žiūrėti, kas viduje. Gerai, žiūrėk. Čia toks sunkus. Ar imam didesnę dėžę, kur ten bus geriau daiktų, ar mažesnė? Nes, pažiūrėjau, šita labai didelė atrodo. Bet kam tau Tai kam to vežimėlis? vežimėlis tengi Ar nupiešti? ten yra nupiešta? Man Ar kažkaip... nepažiūrėjau, matai? Man kažkaip va šitas. Vestuvėse ten vat dainuoja. Taip. Žiūrėk, nuosavas termosas, kavos tas, kur... Vestuvėse dainuoju. Termosas. Termosas labai gerai. Mašiną turi? Šakutė. Juokingiausia tai, kad pati didžiausia dėžė ir Antanas iš vis neprieina prie jos. Eik tu savo. O kaip galvojat, čia dar veiks tas ar frajeris? Tikiuosi šitoj dėžiai lankas, nes jau toks biški deformuotas. Bet jeigu mes ir galėtume perskaityti, čia vis tiek parašyta vokiškai. Ar jūs čia ilgai rinksitės? Man stresas, aš nebežinau. Aš rimtai. Aš renkuosi tą, nuo kurios ir norėjau. Šitą aš pirmą pamačiau, man patiko ir aš ją paėmiau. Man kažkaip mažesnės labiau, nes aš paėmiau tą mažesnę dėžę, jinai tokia sunki, atrodo, kad čia bus kažkas vertingo. Tai šitą daiktą galėsim jau pasiimti for free. Tas peilis, ne? Galiu kitą. Oi, labai geras, Antanai, noriu. Taip. Gali ir būt... mes turime. Ilgintuvą. Šiaip? Not bad.
Visi čia peikia, tyčiasi, o man viena geriausių iš tikrųjų, kas galėjo būti prailgintuvas. Man be. Šiaip geras, nu tai... Ir čia labai ilgas dar. Ir ilgas dar. O prailgintuvas. Ką? Koks feilas? Pažiūrėk, ką Antanas įsipakos. Antanai, tau domintų 5-3 cm juodas. Tiek info duoda šitas. Duštantis dalykas gali būti telikas. Jo, labai pagal svorį telikas. Bet ar kvadratiniai telikai būna? Kas čia? Gal čia kaitinimo lenta kokia? Geriau negu... Jei, paveikslas. Ai, čia, kad tavo tikslus užsirašyt su markeriu. Čia bus labai prabangus daiktai, čia jūs pasimkite galite ir savo. Čia kažkokia lenta ir dar yra prailgintuvas to pačiu. Ir jinai didelė. Jeigu reikia ilgesnio... Andriau, galiu nupirkti, nes man reiks, va. Eik, tu seni, koks čia geras daiktas. Pas Antaną daiktas ir... Ai, taigi čia va, ofiso lempa. Ai, jo. Čia ofiso lempa. Va tokia va, kaip čia. Eik, kur aš dėsiu ofiso lempą. O bala. Iš pradžių man sako, kad čia lempa, kur ofisinė lempa, aš galvoju, kur man tą lempą dėt. Bet čia rodo laipsnių, 16 laipsnių. Bet rodo ir Wi-Fi. Ir Wi-Fi. Infraraudonųjų spindulių šildytuvas su Wi-Fi. Gavau šildytuvą. O aš gavau prailgintuvą. Bet gerą prailgintuvą. Gerą. Pakuojam kitą. Kadangi Andriui pasisekė mažiau negu Antanui, tai gerai. Duodam dar po vieną dėžį išsirinkti. Andrius rozetę dabar ištraukia. Pažiūrėk, čia ginklas. Žiūrėk, darbo pirštinės. Yes. Tai reiškia įsirinkė kažkiek. Come on. No way. Kaip čia atsidaro? Gal reikėjo didelę pakuoti iš karto. O, remontuoti automobilį. Gerai. Čia tas, kur... Šiaip kaip prekia visai nieko, bet kad panaudosiu kažkur nemanau, žinokit. Kaip jeigu šalia stovi JBL kolonėlė? JBL kolonėlė stovi. Bet ar aš ten iš tikro JBL kolonėlė? Kaip aš to parsivešiu tą JBL kolonėlę? Abejoju. Aš truputį vieną akim pamačiau, kad ten ne kolonėlė viską, bet Artūras to nežino. O ką reiškia 53 cm juodas? Taigi tu, Džonas Sinas, tu sakyk. Nu gerai, tiesos akimirka. Ir... Kas čia? Ai, vis dėlto gerai, kad aš pradžiai tas mažas pakavau dėžės. Eik, tos! Oi. O, čia šūkės. Čia šūkės. Pola. Atidarom. Pola. Aš ten galvau, kad kompotą galėsiu daryti ir virt. A pasirodo, ten į kompotai. Taip. Va, yra sudaužytas. Tai dar nieko, čia galėsi arbatą šildyti koncertuose savo. Sterilizatorius. Kažkas čia iš vis yra. Sterilizatorius? Ai, čia kompotą tik virti? Kisėlių. Tai čia kisėlių. Per kalėdas, va, kisėlių kompotą kokį. Aš manau, kad tai galėtų kainuoti apie 120 eurų. Kosmonautas. Manai, kosmonautas? Sveiki, turime jogos kilimėlį. Aš mačiau per tarpą šildytuvo kaip boileris, ane, ten tie laidai. Eik tu savo, aš nejokavau. Seni. Čia sakiau boileris kažkoks. Boilerio aš iš tikrųjų norėjau. Va, Antanas šaunuolis. Didžiausią dėžį pasiema. Tai aišku, jis gauna boilerį, o aš jogos kilimėlį. Atrodo, čia ne boileris. Atrodo, kad jis netiesus. Jo, čia terasų šildytuvas. Boilerio nebuvo. Ar aš esu piktas nusivylęs? Taip. O tai prirašyk kainą. O neatrodo, čia labai didelė kapų žvakė. Tai žiūri, jie išpakuoja terasų šildytuvus visokiausių. Tokius didelės pakuotės, o pas mus prailgintuvas, jogos kilimėlis ir kažkokios kitos nesąmonės. Kažkur tai matyta dėžė jau. Aš neišnešu jos. Kaip pasiim tai pirmas, o kaip išneš tai jau nebe. Imsiu mažesnės karodžio dabar. Hebra, nepatikėsit. Tosteris. Ką čia dėt tokią didelę doną? Iš tikro pirmą kartą matau tokį ilgą tosterį. Man atrodo, doną reikia išilgai pjaustyti, va taip, ir dėti į vidų. Bet labai fainas tosteriukas. Žiūrėkit, kokį čiūžinį turim. Iš kur čia jisai? Artūrai, iš kur čia jis toks? Ir jis pats prisipučia, jeigu ką. Man atrodo, jie labai brangiai kainuoja. Pats prisipučius primeskit, nereikia pačiam pripūsti pats.
Antanas. 3 iš 3 šildytuvų. Fūra šildytuvų čia. Surprise, surprise. Šildytuvas. Tu palai, blėt, apsispjovė. Šildytuvas. Opa. Šuba šuniui. Burberry džeketas sabakai. Žiūrėk, koks tau Silvija patiks, va tavo šuniukui toks Burberry toks džeketukas. Va. Koks fainas. Tikiuosi. Ne šildytuvas. Bent jau šaldytuvas būtų. Jo, šildytuvas. Šildytuvas jau gerai būtų. Kažkas supranta, kas čia per dalykai? Kažkoks tai nevaikiškas Lego. Čia šildytuvas, seniai. Čia žodžiu kūdikiams. A ne? Ir ant unitazo, tipo, kad, nu. O, labai patogus dalykas. Gal ir man pravers? Seni. Seniai, pasą geresnis prailgintuvas. O, bet ne, čia prailgintuvas akmuo. Ui, geras. Aišku, kad Antanas gauna, jeigu prailgintuvą, tai dar turbo geresnį daug. Heba. Čainikas. Pas svarbiausias klausimas, turim džibelo kolonėlę. Kaip tu galvoji, čia džibelo kolonėlės detalė? Taip, taigi čia stovas, kad pastatyti. gali būt. Čia irklentė, seniai. Tai kur kolonėlė? Ne, nu, ko norėt. Nu, kam dabar lengva, žinai. Čia irklentė. Rimtai? Bet nėra blogai. Čia Čia labai gerai. Nu, gal ir net neblogesnis variantas. Čia irklentė, o čia kas? Pica iškėlė. Jokauju irklas. Čia į mašinas, kai taksioras esi. Dar karoliukų trūksta. 215 eurų. Žiūrėk, aš tau atiduodu, o tu man 215. O biznioras. Irklentė. O pas mus šildytuvas. Ei, aš turiu jūs dar nustebint. Jūs gavote Dar viena irklentė. Dar 215. Gražiau supakota. Gal vis ir nieko tos dėžės. Čia galėsim į busą nešt daiktus visus. Arba jeigu kažkas gaus traumą per šios filmavimus, tai va, kažką pasidėdim yra, pavyzdžiui, kartu. Paskui žiūrim ir vežimėlis. Kiek vežimėliai kainuoja? Ten tas yra vežimėlis, vat matoma, ne? Ir žiūriu, kad jisai brangu šiaip turėtų būti. Tada pagalvojau, kad man, Myrai, nelabai reikia. Kiek kainuoja toks daiktas, nes čia belio koks brangus. Žiūrėk, kokie diskai. Prie visko dar 2 ratus prideda. A čia gal ženklas kažkoks tai. Šitai dėk. Opa, seifas. Rimtai seifas? Seifas su antspaudu. Jau, su antspaudu po pirštų. Su piršto antspaudu seifas. Dabar yra siurblys tipo, bet tik tai ta siurblio apačia. Čia langų siurblys. Nemanau. Siurblio antgalis. Langų valytuvas. Nu kaip, o tai kas čia? Mes atidarom tas dėžės ir girdžiu kažkur tai. Lango valiklis. Čia yra lango valytuvas, karočiui. Aš noriu langų valytuvas. Kažkaip vis keistai atrodys. Langų valytuvas. Nu kaip? Tu čia ne lango valytuvas. Tai langam čia ir ne langam. Bet nauai langų valytuvą radom. Negaliu patikėti. Silvija sako langam. Mes galvojam ne, bet jinai tiek sakė daug, kad įtikino, kad jau langam. Tai kiek tas langų valiklis kainuoja, kad tiek laimės? Didžiausias Alamo Shop išpardavimas net 40% nuolaida su kodu STEAMOMEDIA jau esamoms sumažintoms kainoms. Jeigu kažkas nežinojo, čia yra Silvijos brandas, į kurį jį įdėjo labai daug pastangų. Ten rasite kietų ir patogių laisvalaikio kostiumų, tiek vyriškų, tiek moteriškų, pašiltinti vasarai kaip tik, tautbegų, kojinių, maikių, šortų ir suknelių. Čia tikrai nėra skemas, vietoj tokios kainos jūs dabar mokėsite tokią už laisvalaikio kostiumą. Taip kad liko keli vienetai, paskubėkite alamoshop.lt. O dabar grįžtam prie video. Man tokio daikto reikėjo. O, termosą kažkur tai matytas dalykas jau. Ar turka, no way. Ištraukėm mes kažkokį čiūžinį palapinę, nesupratom iš karto. Čia prisipučia, va tas, kur stovi. Geras. Prie degalinių. Wow. Besmegenės kažkoks pripučiamas. Vau, kaip Kiek fain. šūdo gavom, ne? Nu tai galvoju viskas, į minusą tikrai eisim. Nu bet nežinau. Artūrai, kodėl Miros geresnis buvo? Gerai, žiūrim, ar airfryeris yra airfryeris. Hebra, airfryeris nėra airfryeris. Čia irklentė. Gal. Rimtai? Nu, arba kažkoks čiužinys. Ir vėl turim čiūžinį, kuris pats prisipučia. A čia tai Silvijai, čia kažkoks jau čia bus pušku.
Čia dar pultas yra? Pas tave viskas šildoma. O kaip tu šildai jadėliuką? Nu tai pravedžiota yra sistema. A, iš viso, kur čia užsisakyti man šito, aš irgi noriu. Čia papliusinot gerai šiandien. O papliusint ir užsakyti tokias palėtas galite paskambinę ir atvažiavę adresu, kurį rasite video aprašyme. Paskubėkite, kol neišrinko geriausių daiktų. Kebra atsargiai. Aš jums gavau, dar uždirbau pinigų, gavau tam malkom susidėti. Džibėlas pagaliau. Eimkit savo šiukšlės. Kas turi šiukšlių? Kai aš pamačiau, kad šiukšlinį ištraukė. O galima šitą pasimti man? Man į ofisą labai reikia šiukšlinės. Rimtai? Paim. Artūrui nereikia. O, my God. Rimtai, aš Božamu. Kaip galvojat, kas čia viduj? Čia bus vaistinėlė gyvūnam. Ne, manau, čia bus kažkoks pripučiamas namelis gyvūnams. O gal bus ir reikmenis šuniukams ten, nagų kirpimą visą. O gal davai atitinek. Aš atiduodu sterilizatorių už šiukšlinę. Ne, jeigu nori šiukšlinės, turi pasimti ir sterilizatorių. Hei, bala. Kieno čia? Čia jūsų. Nežinau. Jūsų. Čia mūsų aš numis. Per viduriuką. O, jei, kalėdiniai žaisliukai. Visas lagaminas setas. Gali papuošti eglutę gražiai. Dar būtumėm filmavę čia prieš kalėdas, tai gal ir išsineščiau vieną dėžę stichare. Opa, eglutė. Kam reikalinga? Parodyk. Eglutės labai brangi, žinok. O, eglutė. Ir jau žaisliukus irgi turim, wow. Klozetą gavau. Automatinis? Šildomas. Rimtai? Nežinau. O ką reiškia automatinis? Pats pavaras keičia. Pala, Antanai, Ką? Gavai tuliką? kažkur matęs tokią dėžę. Nebus ta, kur pastavė. Tipo šita? Šildoma lempa. Tai jau kiek čia mes turim jų? 5 gal. O, jūs eglutę gavote, ne? Tai gal žaislų nori dar? Tai aš dar žaislų turiu. Ar toks pat buvo pasitenkinti? Kas toks? A, čia, žinok, mažesnis, pas mane labai didelis. Kol kas turim dafiga šildytuvų ir seifą. Jogos blokelį. Ką? Silvija tau. Jogos tokie diržiukai. Surprise, surprise. Jogos kilimėlį. Ir vėl turim lentą šildomą, bet mažesnę. Jėj! Šildoma lenta. Ar ne, pala. Gal mes... Hold on. Tuliko dangtis. Tualeto dangtelis. Bet čia žiauriai sunkus kažkas. Pala, Ne, sunkiai. čia man atrodo čiužinės. Nu gerai. Ir mes turime... Šiukšlinė! Ne, negali būti. Ai, čia tipo lauko. Aš visas šiukšlinės noriu susirinkti. Su veidrodžiu. Pirma tokia pasaulyje. Įlys. Opa. Opa, kasgi čia? Ir plėdas. Palėdas. Bet čia šildomas. Čia šildomas. Čia negavno. Tokia kesė. Aš nežinau, kas čia užsisakinėjo, bet kam tiek tulikų? Vėl klozetas. O bet žinai, kiek šitas kainuoja? Kam 6? Kiek 6? Nes čia keser. Keser? Negavno. Keser. Žaisliukai. Jopšik. Antanas toks labiau prie didesnių dėžių. Kad ir kas čia? Čia boileris. Antanas vis boilerį ieško. Antanui reikia šiukšliadėžių ir boilerio. Šildytuvas. Šildytuvas. Jau kiek šildytuvų Antanas atidarė. Bet čia bus Tai brangu. ką, keser ir šildytuvus gamina? Kokias ir negamina. O žiūrėk, o pas mane šviečiantis medžiai. Ką man daryti su jais? O čia keser yra? Nu, Čia žinai kokia firma, pala. Kokia čia firma, Andriu? Seni, keser. Antanai, gal prapakuok šitą dar mūsų. Kas čia bus, kas čia bus? Ten gali būti. mes su Andrium turim įtarimą, kas ten viduj. Tai jau tingim išpakuot. Kas čia tai? O, pripučiama dovana.
A, čia gal pala. Čia ant vandens ar ant sniego? Čia vandens ratas, Sakai? Ja. kur akvaparkė. Bet jo, čia galima dviesi. Va taip ir varai. Aš žinau, ar per sniegą, ar per vandenį. Čia dar didesnis šildytuvas. Realiai šaltai nebegyvensim. Vaflinė? Blinelio kažkoks? Čia tailandietiški ledai. Taip? Vafliam daryt. Vaflinė. Bingo! Pizza gamintojas. Wow. Daršo, kėsė. Hebra, Dysonas. Keser Dysonas. Bet šitas geras. Gal ir neblogai? 83 eurai. Neblogai? Hirnia, apšė. Neblogai. Mašinai kėdutė. Tokie dalykai gali kainuoti brangiai. Kas susiję su vaikais, tas brangu. Bet aš atidariau eglutę. Opa. O mes turime keser dėžę. Bet čia toks gražus. Čia šildytuvas, Hebra. Bet čia gražus. Tai čia keser, nebe... Bet čia paprastas. Tai galvojau, kad pas mus prastos dėžės. Bet po to su šildytuvais pasivijom ir net aplinkim. Ten eglutė. Kur aš dėsiu tas eglutės? Kalėdas, tai baigęs. Antanas atdarė. Eglutė. Irgi eglutė? Ne. Šildytuvas. Kas yra? Ai, gyvūnų namelis. Taip, namukas. Kurią dabar dėžę rinktis, kad nebūtų šildytuvas? Atidarom didžiausią dėžę. Didžiausia dėžė. Ką mes čia turim? Šildytuvas. Kas čia? Kas? Langų valiklis. Čia yra kamynas. Ugnis tipo. Kaimynas, sako. Čia kaimynas? Kaimynas. Ištraukiam mes tą kaimyną šitą ir galvoju, jau viskas. Atsipirko viskas, nes atrodo dalykas labai prabangus. Bilecha sunkus kaimynas. Opa. Realiai pats. Ai, čia židinys. Ja. Židinys. Tai basically čia šildytuvas. Realiai, jo. Bet šitas geras. Šitas geriausias kol kas. Aš irgi tokio norėčiau. Dabar svarbiausia, ar veikia. Jau žinau, kad labai geras, dėl to norėjau jį pajungti. Nu, šiaip Tai galėtų, pakontroliuok. galėtų būti natūraliau. Mes jį pajungiam ir, nepritempinėsiu, gaidys šiaip. Ta ugnis neatrodo tikroviška, bet vertė, sakė Silvija, šitas daiktas pakainuoja. Labla. Va. Nu gal tamsoje bus geriau, žinai. Ainas. 2000 kiek jis kainuoja? Irgi pinigai. 300, irgi neblogai. Kai aš pamačiau, kad jie turi tą kaimyną. Ir aš galvoju, viskas. Čia yra prabangiausias dalykas. Dar vienas šitas sterilizatorius. Žildytuvas. Labai tingi iš to. Jo, tiesiog spėliojam. Čia tas pats bus, va kaip tas. Gali paguglinti, Silvija, kas čia reiškia. Stand kamin. Kiek kainuoja? 190 eurų. 100. Ką? Taigi pakainuoja šitas dalykas irgi. Paskutinė dėžė. Pala. Oh my god. Lagaminas. Nejaugi šildomas. O gal viduje lagamino dar kažką turim? Bliamba, kažkas laiko ten. Nelaikyk. Gal kaimynas. A, visai Hebra, čia nekeisia, čia raudonas. Bet sunkus kažkoks. Gal viduje kažkas. Tai gal atidaryk. Kas viduje? O ten kaimynas. Pala, gal dar atidaryk. Kai pamačiau, kad lagaminė yra dar vienas lagaminas. Wow, crazy. Nejaugi viduje dar bus vienas. Hebra, jeigu bus šildytuvas. O viduje šildytuvas.
Galėtų ir nesibaigti lagaminai iš tikrųjų. Aš apakęs, negalėjau patikėti. Atidarai kitokio lagaminėlio mažo. Pala, dar! Daryk! What the fuck, 3 lagaminai, tiesiog viename sukišti viskas. Daryk! Gerai. Davai. Gaila, kad jau šitam nebebuvo nieko jau. Taip, aš galvoju, kad atsipirko ir jums, ir mums. Taip. Bet kas daugiau, dabar mes sužinosim iš Silvijos. Kažkaip tikiu, kad pas mus turėtų būti didesnė suma. Vien tik tai tie 2 židiniai jau kainuoja ten 600 €. Kas pas juos daug, aišku, šildytuvų, bet pas mus kažkaip atrodo, kad tiek pat buvo. Tai... Iš tikrųjų esu įsitikinęs mūsų pergalę, nes mes turim 2 židinius. Negali jie daugiau surinkti, negali. Jauduliukas truputėlį yra. Tai iš pradžių pasakysiu, kiek Artūras surinko. Artūras surinko 2529 €. Parodyk man tos eurus. Neblogai, labai nustebino. Arba labai lygiai, arba mes pirmi. 2500. 2500? Tai Myros buvo 3100. Gerai. Aš jums sakiau, kad mes daugiau turim. Opa, virš 3000 €. Kur mano pinigai? Virš 3000. Ant tiek daug dar jie laimėjo? Kažkur bus miskalkuliacija. Ačiū, kad žiūrėjau šitą video, būtinai pasubscribinkit Antaną, Talžūną, mūsų irgi galite. Ir Steamo Media. Ir susitiksime jau kitam mūsų video. Viso gero. Ciao. Kaip galvoji, kokį kitą video filmuot? Yra gal idėjų? Nu, yra ten viena tokia. Eina, papasakosiu.